Šešta pamoka. Jūsų įmonės rekvizitai. Vienas iš veiksmų, kurį turėtumėte atlikti prieš pradedant dirbti su 9O programa – įvesti įmonės rekvizitus. Jūsų įmonės rekvizitai aprašomi per įrankiai meniu juostą, paspaudus mygtuką nustatymai. Atsidariusiame lange pasirinkame skiltį savininko informaciją. Bendroje informacijoje suvedame savo įmonės rekvizitus. Įmonės pavadinimą, įmonės kodą. Jeigu esate PVM mokėtojai, užpildome laukelį PVM mokėtojo kodas. Jeigu jūsų įmonei priskirtas rejestro kodas, užpildome ir šį laukelį. Pagal poreikį galime nurodyti įmonės CEO ir atsakingą buhalterį. Kontaktinėje informacijoje užpildome aktualią informaciją. Norint aprašyti banko sąskaitas, spaudžiame mygtuką pridėti ir aprašome sąskaitos rekvizitus bei nurodome banką, banko kodą ir SWIFT kodą. Būtina paminėti, kad tik tai viena banko sąskaita gali būti numatyta ir naudojama ūkinėse operacijose. Nepamirštame pridėti ir įmonės logotipo. Spragtelkite ant nuotraukos lauko ir pasirinkite failą iš savo kompiuterio. Supildžius reikiamą informaciją, nepamirštame paspausti mygtuko išsaugoti.